Devintas klausimas paviršiuje yra apie klimato kaitą, nes mes žiūrime į Žemės vidutinės temperatūros kilimą, bet iš tiesų tai yra tiesiog grafiko interpretavimo klausimas. Čia reikia mokėti interpretuoti grafiką. Įgūdis svarbus bet kokiam mokslininkui, inžinieriai, ekonomistai ir daugeliui kitų profesijų. Taigi, kokius dalykus mums reikia susifokusuoti klausime? Pirma, mūsų klausia, kur išvada suformuluota tiksliausiai. Raktinis žodis – tiksliausiai. Variantuose pateikta nemažai, daugiau mažiau tikrovę atitinkančių išvadų, bet mums reikia pasirinkti tiksliausiai suformuluotą išvadą. Na ką, tai imsime po vieną variantą ir analizuosim. Taip, tai pirmas vidutinės metinės temperatūros kilimas prasidėjo apie 40-uosius. Na žiūrim, 40-ieji yra čia ir, čia galima būtų ginčytis, bet sakyčiau, kad šitoje vietoje turbūt nelabai vyksta kilimas. Tai būtų sunku teigti, kad prasidėjo apie 40-uosius kilimas. Atmetam šitą variantą. Kitas variantas, vidutinės metinės temperatūros kilimas prasidėjo apie 80-uosius. 80-ieji ir čia kyla akivaizdžiai temperatūra. Ok, kaip ir visai tiktų, bet tada žiūrim įdėmiau, čia irgi galbūt galima išvelgti kilimą. Dar pažiūrėsim kitus variantus, bet šitas neblogas kandidatas. Trečias, vidutinė metinė temperatūra nuo 880 iki 940 mažėjo, tai šitame tarpe sako, kad mažėjo, o tarp 40-78 beveik nekito ir nuo 80 ėmė didėti. Kaip ir viskas čia būtų neblogai, bet kaip ir antra ir trečia dalis labai neblogai atitinka grafiką, bet pirma dalis, kad šitame laikotarpyje mažėjo, sakyčiau, ne visai atitinka realybę, nes čia atrodo, kad mažėjo tik tai maždaug iki 10-ųjų gal, o tada jau atrodo, kad kilo. Aš sakyčiau, kad čia būtų daugiau mažiau toks bendras vaizdas. Paskutinis, vidutinė metinė temperatūra 20-ame amžiuje. 20 amžius nuolat didėjo, o didžiausias augimas stebimas nuo 980-ųjų. Na žiūrim, tai čia didėja, atitinka, čia interpretuotina ir čia didžiausias augimas stebimas tarp 80-ųjų ir 2000-ųjų. Tai dabar mums reikia rinktis, kuris tiksliausiai pasako. Sakyčiau, nei vienas iš jų taip gal visai tiksliai nepasako, nes vidurinę grafiko dalį sunku būtų interpretuoti kaip didėjimą. Tačiau turbūt vis dėlto šitas būtų tiksliausias variantas. Todėl, kad vis dėlto sakyti, kad kilimas prasidėjo apie 80-uosius ne visai tikslu, nes labiau atrodo, kad kilimas prasidėjo ties 90-aisiais, o ne gerokai vėliau. Todėl renkamės šitą variantą.